5 minutės. Labas rytas. Na, tikrai nustebino Dmitri ir kad mus aplankėt ir išklausyti tai, ką patys puikiai žinot. Ir labai ačiū Deimantei Demenavičiūtei Stankuvienei, kad prisidėjo prie mano šito renginio, kurį Kauno knygų mugėje pasiūlėm kartu su Lietuvos kultūros tyrimo institutu. Tai yra knyga, kuri skirta mūsų kultūros srities jubiliatei, baleto šakai. Kaip tikriausiai žino, jaunimas gal ir negirdėjo, kad šiais metais gruodžio 4 dieną minėsim Lietuvos baleto 100-metį, o baleto visa pradžia susijusi būtent su Kaunu. Tai kai buvo pasiūlymas Kauno knygų mugėje ką nors prisidėti prie šitos renginių programos, tai pagalvojau, kad labai tinka šitą knygą čia parodyti ir primint tas asmenybės, kurios viena vertus susijusios su Kaunu, labai didelę gyvenimo dalį, svarbią, kūrybingo gyvenimo dalį praleido Kaune, o kita vertus jų veikla neapsiribojo Kaunu, persikėlė į Vilnių ir tapo visos mūsų Lietuvos kultūros paveldu. Tai žinoma, kad trumpai pirmiausiai tą knygą paminėsiu, kaip jinai atsirado, kodėl aš nusprendžiau, kad ji turėtų būti, kaip Lietuvos kultūros tyrimo institutas vis dėlto inicijavo šitą leidybą ir vėliau tada mes gal su Deimante truputėlį pasikalbėsim ir apie knygą, ir apie apskritai baleto reikalus, nes tai tokia gal šiek tiek ir nišinė mūsų kultūros sritis, bet vis labiau matoma, vis labiau sulaukianti dėmesio. Tai pirmiausiai matot ekrane dvi pavardes, Aliodė Ruzgaitė, Bronius Kelbauskas, tai yra, man tikrai labai tokios svarbios asmenybės. Broniaus Kelbausko neteko pažinoti, tačiau Aliodė Ruzgaitė, galėčiau vadinti savo pažįstamą, netgi draugę, nes 14 paskutinių jos gyvenimo metų Vilniuje gana aktyviai bendravom ir vieno tokio susitikimo metu jinai man perdavė savo rankraščio apie Bronių Kelbauską šūsnį. Pasakė, kad štai buvo paruošusi Vagos leidyklai šitą rankraštį, tačiau taip susiklostė, kad neišėjo tas leidinys, rankraštis buvo su įvairiais pataisimais, trūko vieno lapo, aš nežinojau iš tikrųjų kiek, bet nebuvo pabaigos. Ir tiesiog aš tą rankraštį pasidėjau į savo stalčių ir tiesiog taip jau ir taip kuriam laikui ir buvo. Bet Aliodė Ruzgaitė mirė ir artėjant jos jubiliejui, tai buvo 23 metais šventėm Aliodės Ruzgaitės 100-metį, nusprendžiau šitą rankraštį pajudinti ir nusprendžiau, kad verta jį vis dėlto išleisti. Nes Bronius Kelbauskas yra mūsų baleto kultūros vis dėlto pagrindinė asmenybė, nuo jo prasidėjo mūsų profesionaliosios choreografijos istorija. Ir taip palaipsniui tą rankraštį šifruodamas, tikslindamas, suradau ir dar antrą rankraščio egzempliorių su pasirodo trūkusiu vienu paskutiniu lapu literatūros ir meno archyve. Tad rankraštis sukomplektavo, ir štai jis yra šitoj knygoje visas išguldytas kartu su priedais, kuriuos jau parengiau aš. Tai yra Broniaus Kelbausko vaidmenų sąrašai, jo sukurti spektakliai, choreografijos sukurti spektakliai, jo sukurti epizodai operose, ir taip pat didžioji dalis jo spektaklių recenzijų, nes man pasirodė, kad taip, Aliodėje tuos spektaklius komentavo, pristatė, tačiau dar kitas žvilgsnis, kitų baleto kritikų nuomonė taip pat padės geriau įsivaizduoti Broniaus Kelbausko palikimą. Kad visa tai yra knygoje, o labai trumpai tik
priminsiu tą Broniaus Kelbausko karjerą. Tai yra Liepojoje gimęs jaunuolis, kuris mokėsi baleto privačiose studijose ir galiausiai su tėvais grįžęs į Kauną, štai įsijungė į tą teatro ir baleto kultūros pirmeivių gretą. Ir iš karto labai greitai pradėjo dalyvauti valstybės teatro baleto spektakliuose ir jo pavardę jau matom ir pirmojo spektaklio Leo Deligo baleto Kopelija programą. Knyga gausiai iliustruota nuotraukom ir čia tikrai rasit visą seriją mūsų kultūrai labai svarbių asmenybių, tiek jo partnerės, labai tokio, sakyčiau, dramatiško likimo baleto solistė Olga Malėjinaitė, kuri atliko Svanildos vaidmenį Kopelijoje ir vėliau daugybę kitų vaidmenų sukūrė. Taip pat spalvinga asmenybė Eugenija Žalinkevičaitė, kaip žinom, dramaturgės, artistės Elenos Žalinkevičaitės Petrauskienės seserį. Na ir taip pat kitų nemažai garsių asmenybių, tarp jų ir iš pasaulinio konteksto mums žinoma Lisette d'Arsonval, Paryžiaus Grand Opera žvaigždė, kuri su Broniumi Kelbausku susipažino gastrolių po Vakarų Europą metu, o vėliau buvo atvykusi į Kauną ir šoko pagrindinius vaidmenis poroje spektaklių. Kelbauskas kaip solistas pasižymėjo šokio techniką, pasižymėjo tokiu elegantišku gestu ir tą mes matom daugelį nuotraukų, kurios čia įtrauktos į šitą knygą. Taip pat Kelbausko biografija labai stipriai susijusi su Marija Juozapaitytė, jo žmona, jo partnerė, ir čia irgi rasit įdomių nuotraukų iš jo asmeninio gyvenimo, bet taip pat ir sceninio gyvenimo prisiminimų. Na, įdomi Broniaus Kelbausko archyve aptikta yra baleto artistų tokia, sakytume, užklasinė veikla, tai yra suformuota baleto artistų futbolo komanda, kuri žaidė rungtynes ne tik tai Kaune su meno mokyklos futbolistais, bet taip pat žinome, kad netgi dalyvavo tarptautinėse futbolo varžybose Rygoje ir yra išlikusi netgi tokia žavi karikatūra, kur vaizduojami mūsų baleto artistai, kurie ten vyksta į Rygą. Na ir čia šitam dokumente iš Teatro muzikos ir kino muziejaus taip pat yra unikalūs šitų visų artistų, baleto solistų, futbolistų autografai kitoje pusėje. Na, čia nekartą jau buvo šita tema paliesta, tai yra atostogos, tai yra meno žmonių poilsio istorijos. Tai Broniaus Kelbausko archyve irgi yra tokių intriguojančių nuotraukų iš Palangos paplūdimio, kur tuo metu vasaras leisdavo dauguma mūsų šviesuomenės, taip pat ir meno žmonių. Ir štai šitos nuotraukos, kur Kelbauskas pavaizduotas su žmona Marija Juozapaitytė, su mokytoja Olga Dubeneckienė Kalpokienė, irgi yra labai įdomus. Na, kaip choreografas Kelbauskas pradėjo savo kelią 36 metais, kai valstybės baletui vadovavo Aleksandra Fiodorovą, pastatė keletą spektaklių, pirmiausiai vienaveiksmių, pagal tuos matyt variantus, kuriuos jisai matė gastroliuodamas po Vakarų Europą, tai yra ir Šeherezada, ir Jūrininkai, įdomus visiškai, sakytume, šiuolaikinis Žoržo Oriko spektaklis, kuris buvo rusų baletų repertuare, ir čia scenografiją sukūrė Olga Dubeneckienė Kalpokienė, o taip pat Kelbauskas pastatė ir diplomato, kompozitoriaus Prestono, Tomo Hildebrando Prestono vienaveiksmį spektaklį Baltosios rožės. Prestonas rezidavo Kaune kaip Didžiosios Britanijos reikalų patikėtinis ir taip pat bendradarbiavo su valstybės teatru, bičiuliavosi su Jurgiu Karnavičiumi ir yra sukūręs 2 baletus, vieną jų pastatė Kelbauskas.
Tai knygoje tikrai stengiausi Broniaus Karbausko kūrybą labai išsamei pristatyti ir nuotraukomis, kurių tikrai nepagailėjo istorija mūsų atminčiai, jų yra daug saugoma ir Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejuje, Kauno miesto muziejuje. Ir čia tikrai sklaidant tą knygą galima susidaryti pakankamai tikslų vaizdą apie Broniaus Karbausko paveldą. Na ir taip pat čia žinoma ir jo kaip pedagogo veikla minima, baleto studija, kuri veikia prie Valstybės teatro. Čia dėstė ir Jadvyga Jovaišaitė Olekienė, o čia šitoje nuotraukoje kaip tik ir matom pirmajame plane 3 pagrindinės jau vėlesnių laikų baleto solistės, Genovaitę Sabaliauskaitę, Tamarą Svetlickaitę ir ten taip pat matosi ir Aliodijos Rusgaitės veidas. Karbausko kūryba labai plačiai pristatanti Rusgaitė ypač daug dėmesio skyrė jo pirmajam didelio formato spektakliui Juozo Pakalnio baletui Sužadėtinė, kuriam scenografiją sukūrė Viktoras Andriušis. Na ir čia tiesiog norėčiau parodyti bent vieną minutėlę ištraukos iš šito spektaklio. Jis buvo ilgai rodomas Kaune, paskiau Vilniuje, vėliau pasitraukė iš repertuaro, bet kaip koncertinis numeris ilgai buvo išlikęs šitas Adadžio iš Sužadėtinės. Tai čia irgi tiesiog Karbausko choreografiniam braižui, manau, kad pravers kelios minutės šito Karbausko sukurto Adadžio pasižiūrėti. Jeigu susidomėjote, rasit šituos įrašus Mediatekoj, nenorėčiau čia per daug gaišinti jūsų laiko, tik paminėsiu, kad Sužadėtinė buvo pastatyta Kaune, vėliau restauruota, truputėlį papildant, aišku, atsižvelgiant į to laikotarpio ideologinius pokyčius ir porą kartų Vilniuje. Bet Karbausko paskutiniai darbai, jie yra ir iš klasikinio repertuaro, pastatytas pirmą kartą Lietuvoje romantinis Adolfo Dano baletas Korsaras, bet taip pat labai svarbus yra jo nacionaliniai veikalai ir tai yra baletas, Juozo Gruodžio baletas Jūratė ir Kastytis, kurį dar 33 metais pastatė Nikolajus Zverevas Kaune, o vėliau Bronius Karbauskas Vilniuje kartu su dirigentu Chaimu Potašinsku praplėtęs vienaveiksmį baletą iki 3 veiksmų, papildęs originalią partitūrą kitomis Gruodžio muzikinėmis kompozicijomis, pastatė 65 metais Vilniuje ir tai buvo paskutinis jo spektaklis. Čia šitas įrašas yra be garso, jis išlikęs kino archyve ir irgi šiek tiek atskleidžia Broniaus Karbausko braižą, derinant šitoj istorijoje ir lietuvių liaudies šokių ir žaidimų elementus, taip pat ir klasikinio baleto leksiką. Čia matom pirmam plane patį Bronių Karbauską. Na ir štai scena jau vyksta jūros dugne. Ir ekrane čia matom Henrį Mikunavičių ir Tamarą Svetlickaitę. Na ir iš šito spektaklio epizodai irgi yra išlikę kaip atskiros koncertinės
tokios miniatiūros ir vėlgi tiesiog 1 minutę norėčiau parodyti Jūratės ir Kastyčio Adadžio, kurį atlieka Rūta Krūviškytė ir Jonas Katakinas. Tikrai tokie, sakyčiau, grynosios klasikinės baleto leksikos perlai pilnai galėtų būti atgaivinti ir rodomi šiandieniniuose koncertuose, galbūt jie ir bus įtraukti į šventinių renginių programą. Na ir artėjant jau truputėlį prie pabaigos, dar noriu parodyti bent vieną Kelbausko Aliodei Ruzgaitei sukurtą epizodą, jų išlikę yra 3. Tai galima sakyti, moderniojo šokio užuomazgos, dar 20-ojo amžiaus 7-ame dešimtmetyje, epizodai sukurti Lietuvos televizijai, tiems vadinamiesiems žydriesiems žiburėliams, nuojamitiniams programoms, kelias minutės trunkančios tokios miniatiūros, jos kaip tik ir rodo Kelbausko gebėjimą ne tik tai kurti tai, ką jis geriausiai žinojo kaip baleto solistas, klasikinius kūrinius, bet taip pat ieškoti įkvėpimo kitose kultūrose, kitose šokio formose. Ir čia šitie keli epizodai visiškai netikėtai išlikę LRT mediatekoje irgi parodo Broniaus Kelbausko talento įvairovę. Tai, kaip minėjau, buvo sukurti 3 epizodai ir vienas iš jų Gyvatė irgi tokia labai savita, ekspresyvi plastika, kurią Aliodė Ruzgaitė kaip tokios irgi ypatingos išvaizdos, ypatingos stoto šokėja galėjo čia puikiai perduoti. Žinoma, šitų epizodų knygoje nebuvo galima įdėti, galbūt dabar galvoju, buvo galima įkelti kokius nors vietodus, kur skaitytoja nukreiptų į atitinkamus archyvinius įrašus, bet nepaisant to, vis dėlto tikrai knyga, kaip jau sakiau, paliks tikrai gerą vizualinį įspūdį, supažindins su Broniaus Kelbausko vaidmenimis ir jo sukurtais spektakliais per nuotraukas, kurios čia šitoje knygoje pateko, maloniai sutikus jas publikuoti Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejui, Lietuvos literatūros ir meno archyvui. Na ir žinoma, pati Aliodė Ruzgaitė man paliko nemažą dalį savo vaizdų archyvo ir daug nuotraukų iš Broniaus Kelbausko karjeros, iš šios pačios karjeros čia yra įtraukta. Na ir pabaigai gal norėčiau parodyti irgi tokį unikalų kadrą, kurį perėmiau jau šį kartą iš Aliodės Ruzgaitės sūnaus Vitolio Vilpišausko kartu su keliom knygom. Man jis perdavė tokią mažą metalinę dėžutę, kur parašyta buvo ant viršelio rusų kalba Lesnaja Skaska. Ten buvo tokia kino juosta ir po kurio laiko vis dėlto pasiryžau tą kino juostą suskaitmeninti ir štai toje juostoje pasirodo buvo Aliodės Ruzgaitės mokinių egzaminas nacionalinėje Čiurlionio mokykloje, baleto skyriuje. Čia ekrane matom to laikotarpio pedagogus, pačią Aliodę Ruzgaitę, ilgametę baleto skyriaus vadovę Liliną Vickytę Ramanauskienę ir taip pat to laikotarpio absolvenčių klasę 1987 metai. Ir čia tarp absolvenčių yra ir Deimantė Kupstaitė Karpušenkovienė, kurią šiandien žinom kaip vieną iš įdomiausių klasikinio baleto
pedagogių Čiurlionio mokykloje. Pernai ji buvo apdovanota metų mokytojos titulu ir perėmė nebejotinai dalį patirties būtent iš Aliodijos Ruzgaitės. Tad šitie kadrai yra tokia lyg ir įžanga į tai, apie ką mes su Deimante norėjom šiandien galbūt pakalbėti daugiau, tai apskritai ir apie baletą, ir apie tuos pagrindinius žmonės, kurie mūsų baletą rutuliojo, puoselėjo ir šiandien šitą meno šaka, kaip jau minėjau, šiais metais švęs savo istorijos tokį svarbų 100 metų jubiliejų. Tai man te labai ačiū, kad sutikot prisijungti ir žinau, kad skaitėt knygą, tai pirmiausiai gal keletą įspūdžių, kokia jums pasirodė šitą studiją, kokia iškilo Bronius Galnauskas asmenybė, tiesiog būtų keli komentarai man labai svarbus iš jūsų. Taip, žinoma, labai dėkoju, galbūt iš tokį iš tikrųjų labai įdomų ir dar papildomą knygos pristatymą būtų ir bežiūrėdama, beklausydama pagalvoju, kad jeigu knyga būtų galima pažiūrėti dar video ar ne knygą, tai tikrai labai dar papildytų šitie video kadrai. Tai gal aš tiesiog apibendrinsiu, ką jau jūs ir pasakėt, bet kitais žodžiais, kuo išskirtinė šita knyga, leidinys, tai tikrai ne vieno aspektų, pirmiausia, galbūt kaip ir menotyrininkam, tokia tikrai labai išsami studija apie, žinoma, mūsų tikrai pasididžiavimą baleto, taip pat apie bendrą galbūt istoriją, ne baleto prisilietimą. Tai būtent man pačiai kaip menotyrininkiai tikrai iš tos galbūt mokslinės šiek tiek perspektyvos knygą vertinant patį sudarimą, struktūrą, tai tikrai norėčiau pagirti. Tikrai labai viskas atrodo sklandu, tai kas, man atrodo, tikrai būtina, privaloma ir tikrai, ačiū noriu pasakyti, už tiek daug surinktos informacijos, labai sklandžiai, tikrai profesionaliai parengtos, sudėliotos. Tikrai galima atsiversti ir bibliografiją, tekstų ir pasižiūrėti, tas tikrai, manau, labai dar yra ateities menotyrininkam, tikrai bus labai naudinga, vertinga. Iš kitos pusės, knyga tikrai labai įdomi ir skaitosi tiesiog, kaip šios asmenybės pristatymas, kaip gyvenimas, kaip Kauno tarpukario baleto visas laukas. Tai galima knygą, aš bent pati pirmiausia ne kaip menotyrininkė skaičiau, kad tiesiog kaip skaitytojas. Tai tiesiog atsivertus knygą, jeigu, tarkim, kyla minčių, kad kažkurią dieną skirsiu tai knygai, tai ne, knyga tavęs nepaleidžia. Jinai galbūt atvirkščiai skaito, ta prasme, kad kai pradedi vartyti nuotraukas, jos tikrai labai įtraukia, pagauna dėmesio ir tu užsimiršti tiesiog visus savo reikalus ir pradedi skaityti, žiūri, kad jau beveik tą visą knygą perskaityti neįgų. Tai tikrai labai daug vizualios vaizdinės medžiagos, nuotraukų, kas tikrai labai papildo tekstą. Žinoma, pats tekstas skaitosi lengvai, bet to pačiu giliai, įdomi ir tikrai labai skaitydamas galiu susidaryti atmosferą, būtent tokia net iš dokumentinės pusės, kaip kas galbūt vyko, kaip tokia faktinė informacija, bet tai nėra vien tik faktinė informacija. Tikrai labai džiugu, kad ši knyga pasirodė, džiaugiuosi. Ir galbūt, kaip mes kalbėjom, gal galime padiskutuoti šiek tiek ir apie bendrą, gal ir to laikmečio, ar ne, baleto gyvenimą. Tai gal tokių ir įdomių momentai yra, kad ir prieš knygos pristatymą su Gelmatu kalbėjom, kad tarpukaryje tikrai buvo galima justi baleto šokėjų vyrų, ar ne, stoką. Ir vaidmenis, kai kuriuos šokdavo moterys, baleto šokėjus persirengusios vyrais. Bet kaip jums atrodo, iki šiandien perspektyvos kalbant, ar tas tokia šiek tiek sumažėjo, ar vis dar tas tarsi, ar ta dvasia persidavo šiandien? Ačiū Deimante už tos gražius žodžius. Dar tik tai paminėsiu, kad praleidau, kad knygą sumaketavo Rolandas Mekionis, knygos dailininkas, redaktorė Ivona Čiurauskaitė, o tą bibliografiją, kur Deimantė minėjo,
parengė profesionali bibliografė, nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotoja Rasa Sidaraitė. Tai irgi iš tikrųjų šitą leidinį ir skyriau ateities galbūt tyrinėtojams, nes tai yra kaip šaltinio publikacija, šaltinis tai yra Juodos Auskaitės rankraštis ir visa kita ta fotografinė informacija, jinai tiesiog leidžia prajusti Bonos Labausko palikimą, o bibliografija pačios Juodos Auskaitės kaip mokslininkės, kaip baleto kritikės, kaip baleto tyrinėtojos palikimą. Ir tiesiog tikiuosi labai, kad kam nors po kurio laiko norėsis grįžti prie šitų asmenybių ir tai bus tam tikras laiptelis atsispirti ir toliau. O dėl šito klausimo, tai taip, labai įdomi jūsų pastaba. Tikrai mūsų baletas yra, vis dėlto buvo ir išliko daugiau tokia moteriška, sakyčiau, kūrybos sritis, nors kaip choreografai reiškėsi daugiausiai vyrai, tačiau atlikėjai ir vyrai tikrai netaip jau dažnai vis dėlto renkasi šitą kelią vyrai, netaip jau dažnai šitą karjerą pasirenka. Ir taip buvo ir Valstybės teatre tokiu atveju, kai tekdavo tiesiog merginoms persirengti vaikinais. Ir žinau, kad ir dabar mūsų nacionaliniai Čiurlionio menų mokykloje irgi kai kuriuose spektakliuose taip pat mergaitės atlieka berniukų vaidmenis. Nors situacija tikriausiai keičiasi ir žinau dabar, mes bendraujam su Čiurlionio mokyklos baleto skyrium, kad yra dabar tokių klasikų berniukų daugiau negu mergaičių. Tai irgi kaip važiuodami į Kauną su Ovidijum, kad tikrai baleto menas yra labai sudėtinga specialybė, labai daug įvairiausių faktorių čia veikia. Galbūt ne visi tie jaunuoliai išliks šitoj profesijoje, šitame mene, tačiau vis dėlto reikia tikėtis, kad tas menas taps vis dėlto dar toliau patrauklesnis, nes tai yra ir menas, ir kartu labai daug jėgos ir fizinio pasirengimo reikalaujanti specialybė. O prisimenant jūs Valstybės teatro laikus, iš tikrųjų ta trupės buvo suformuota labai iš skirtingų žmonių ir šviesaus atminimo architektas, baleto istorikas ir tyrinėtojas iš Australijos Jurgis Žalkauskas man buvo minėjęs, kad Borisas Čiunovas, vienas iš baleto artistų, pirmosios trupės baleto artistų, jam pasakojęs, kad likus vos ne ten savaitė iki premjeros einant laisvės stebėję, jį kažkas čiuptelėjo už rankos ir sako, gal tu nori šokt baletą. Einam, yra laisvas etatas, teatre bus spektaklis, ten pašoksim, bus linksma ir jisai sutiko. Ir tiesiog taip ir palaipsniui pildėsi mūsų tą baleto artistų trupė ir vėliau jau baleto studijose vis dėlto tų šokėjų vyrų vis gausėja. Labai smagu girdėti, iš tikrųjų, matant ir Kauno dabar, Kauno muzikinio teatro, kaip tik buvau trečiadienį Karmen balete, kurį irgi noriu labai pasidžiaugti, kad pagaliau pasirodė, nes šiek tiek labai liūdėjau pernai, nes tiesiog ten negalėjau pasidžiaugti. Kauno muzikinis teatras jau kelia baleto premjerą, dabar tikrai labai didelis įvykis, bet to pačiu smagu matyti, kad trupė pildas irgi būtent, ne vien tik mergino, jau tas balansas, ko gero, šiek tiek keičiasi tas. Galbūt dar toks irgi įdomus aspektas, kalbant ir apie Valstybės teatrą, ir to pačiu, ko gero, ir Bronika Labauska, ir žinoma kolegas, su kuo jisai kartu šoko kūrė vaidmenis tuo metu, kad kai kurie tikrai, galbūt dauguma baleto šokėjų visą gyvenimą paskyrė savo. Man pačiai teko skaityti, tikrai dažnai paskaitau tarpukario spaudą, galima šiek tiek išsirinkti atsiliepimų ir replikų rasti. Tai buvo, pavyzdžiui, apie Olgą Malėnaitę parašyta tokia replika. Vienas žurnalistas rašė, kad panelė Malėnaitė tikrai neturi laiko eiti net į kavinę, jos tikrai nesutiksi. Tiesiog gyvena nuo ryto iki vakaro
būtent teatre, namuose ir visas gyvenimas. Gal šiek tiek šio aspekto, kaip jūs knygą sudarydamas, kaip Jonas Gelbauskas, ar šiek tiek iš nuotraukų pamatyti, galima sakyti, kad rasdavo laiko, nes ir užsienį matosi, kad pavyko nukeliauti. Bet aš iš tikrųjų taip nesigilinau į Jonos Gelbausko asmenybę kitaip, negu kad per Juodos Ruzgaitės pateiktą medžiagą. Manau, kad jinai tikrai yra spalvingesnė, nes yra tikriausiai išlikusios ir tokios, ir tikrai yra išlikusios jo asmens byloje tokios medžiagos apie įvairius tokius gal ir paklydimus ir kartais tokių visokiausių įdomybių ten galima surasti. Bet apskritai, labai ačiū už tą pastabą Dabalinaitę. To laikotarpio artistas vis dėlto buvo kaip tam tikra žvaigždė vis dėlto. Ir daugelis žmonių pažinojo ir operos solistus, ir dramos artistus, ir taip pat baleto solistus. Ir taip, kaip jūs minėjote, žurnalistai kalbindavo, pranešdavo, kad ta pati panelė Malėjinaitė išvyksta į Palangą atostogauti 2 savaitėm, ar ten Bronius Gelbauskas, Marija Gelbauskienė išvažiavo į Italiją. Ir šiaip tos kelionės, jos čia gal taip atrodo taip nerūpestingai, bet dažnu atveju jos buvo susijusios su profesinio meistriškumo kėlimo tokiam ambicijom. Ir Bronius Gelbauskas ir Marija Zuraitytė tobulinosi Paryžiuje ir pas garsią baleto solistę Matildą Kšesinskają, yra išlikęs ir Matildos Kšesinskajos laiškas rašytas Gelbauskams. Ir kitais atvejais išvykdami jie visą laiką stengiasi tą savo profesinį tokį pasirengimą įvairiais būdais sustiprinti, lankydami spektaklius, dalyvaudami įvairiose privačiose pamokose ir panašiai. Taip, Bohema, Kauno Bohema plačiai žinoma, kad ir baleto artistai ten dalyvavo, bet pasakyčiau, kad vis dėlto tas kūrybinis gyvenimas, ta sceninė jų biografija buvo jiems gerokai svarbesnė. Taip pat turbūt ir jūs pats paminėjote, kad žinoma, ir turbūt dabar galima pritarti, kad baletas asocijuojasi turbūt su estetika, su grožu, bet ir tuo metu skaitant baleto artistų atsiliepimus, kažkokius interviu ir žinutes, galima pabrėžti, kad gal labiausiai tas būdavo būtent grožis. Baleto kaip jums atrodo ant tuo aspektu, kaip dabar baletas nukeliavo, ar vis dar išlaikėm šitą siekį, ar šiek tiek transformavosi? Pokyčių tikrai vyko per tuos, ne kiek 100, gal ne visai 100 metų, bet 80 metų, nes pirmieji baleto spektakliai tikrai buvo susiję su klasikiniu paveldu, nors buvo statomi tokios šiuolaikinės, tačiau pasakos kūriniai vienaveiksmiai spektakliai, daugiau reikalaujantis artistiškumo, ne vien tos klasikinio šokio technikos, bet dabartinė situacija iš tikrųjų yra labai įvairi ir šalia klasikinio baleto svarbiausių pastatymų, kurie yra visose arba daugelyje baleto trupių, tokių spektaklių kaip Adolfo Žizelė, Adolfo Korsaras, ar Ricardo de Utrigo Lekinata ir kitų. Matom ir labai tokį didelį įdomų šiuolaikinio baleto bloką, kuris integruoja tą klasikinį paveldą, visiškai transformuoja ir modeliuoja pagal šiuolaikinio teatro, šiuolaikinio vizualinio meno reikalavimus, pasitelkdamas ir šiuolaikinės technologijas, vaizdo projekcijas, kartais gal net kažkokį dirbtinį intelektą. Visą tai irgi labai aktyviai, manau, kad keičiasi, reaguojant į tai, kas vyksta aplinkui. Ir patys baleto artistai irgi jiems neabejotinai svarbu įkūnyti tas klasikinio paveldo asmenybės ir tos personažus, bet kartu jie nori būti šiuolaikinės žmonėm. Ir aš tiesiog
irgi tikriausiai gal prisimenat tokį šiuolaikinį projektą Šokis ir miestas, kur įvairių šokio sričių profesionalai jie reaguoja tam tikras erdves ir savo šokiu tas erdves atgaivina. Tai irgi, man atrodo, kad vaizdingas šiuo atveju yra ir operos ir baleto teatro Vilniuje erdvėse sukurtas Julijos Takevičiūtės ir Kristinos Gudžiūnaitės epizodas, būtent parodantis, kaip klasikinio baleto aplinka, o jos yra pagrindinės mūsų teatro solistas, atliekančios svarbiausius vaidmenis repertuaro spektakliuose, kaip ta aplinka pereina būtent į tas šiuolaikinės kūrybos erdves. Dėkui už atsakymą. Tikrai dar skaitant irgi iš to metų spaudą ir jūsų knygą, tikrai akivaizdu iš šio pristatymo, kad Gerbiamas Malonis tikrai labai išsiskyrė ir fiziniu pasiruošimu, kas tuo metu irgi buvo, turbūt ir šiandien, ir tuo metu žiūrint tikrai labai didelis pliusas jam kaip šokėjui. Ir teko skaityti spaudą, kad šiek tiek vėliau, nuo 25 metų, jis kai kurios vaidmenys jau perėmė jaunesni solistai. Tai ten labai daug kritikos galima rasti tų jaunų šokėjų atžvilgių, bet net neatlėpė, kažkaip tikrai buvo labai sunku pakartoti tą meistriškumą ir kur net rašoma buvo, kad kažkoks tarsi betvarkiškas blaškymasis po sceną, tas šokis vis daug jaunų kūrėjų. Tai tikrai tas indėlis Broniaus ir savo mokymų turbūt tas indėlis jo yra labai svarbus. Galbūt dar įdomu paklausti jūsų paties, kaip jūsų darant knygą, kaip jūs pats galbūt kažkuriais aspektais dar naujai ar visiškai netikėtai atradot galbūt. Tokių atradimų gal neįvardinčiau, nes kaip minėjau, vis tiek norėjosi palikti centre Agatosios dailės studiją ir papildyti daugiau faktografiją. Tai matyt reikėtų rašyti dar vieną atskirą Broniaus Karbausko monografiją ar studiją, jau pasitelkiant tuos šaltinius, kurie man išryškėjo, kaip minėjau, asmens byloje, tikrai yra tokių prieštaringų faktų, kurie užfiksuoti liudija, tai jis ten laiku negrįžo iš gastrolių, tai vėl kažkokios nuobaudos yra minimos. Tai bet vėl aš įsivaizduoju, kad artistai yra žmonės, visi mes esam žmonės, visi mes klystam ir kartais gal galvojame per daug apie save, apie savo kažkokią naudą, gal nustumėm į šalį kažkokias visuomeninės tokias ir pareigas. Tai čia tikrai tokių dalykų yra jo biografijoje ir tos detalės matyt galėtų padėti jo tokią asmenybę geriau įsivaizduoti. Galų gale ir jo įvairūs knygoje neminimi, Vaidės romanai, kurie jau pasiekė mus iš, sakykime, antrinių šaltinių, iš jo aplinkos, kaip tam tikros užuominos, kaip tam tikri tokie, žinot, žvilgsniai daugiaprasmiai, kai mes vis tiek kartu tuos artistus vis dėlto idealizuojam, užkeliam juos ant postamentų, bet, kaip sakiau, jie yra visi žmonės su savo klaidom. Čia dar viena tokia labai įdomi tema ir reikia matyti išlaukti, reikia suformuoti tam tikrą tokį naują kažkokį žvilgsnį, kad būtų galima to artisto nesumenkinant, bet parodyti kartu ir jo tas žmogiškasias minties silpnybės ir tam tikrus priskelius. Tai jau matai dabar čia tarsi šiek tiek pasižadėjot, kad mūsų knygos antra dalis, ar tęsinys? Sunku pasakyti, tikrai reikėtų šiek tiek dar atsitraukti nuo tos medžiagos, bet, šiaip tą knygą ruošiant dar irgi paaiškėjo dar tokių naujų detalių, nes šiaip Kelbauskų šeima buvo kūrybinga, talentinga, Broniaus Karbausko brolis buvo dainininkas, kitas brolis dirbo juvelyrikos srityje, tai vėlgi dar čia galima būtų šio to ir patyrinėti, paieškoti daugiau informacijos apie tą
Kelbauskų giminės vietą mūsų kultūroje, nes jau knygą paruošus paaiškėjo, kad gal turėjom vieną tokią mintį spausdinti knygą vienos spaustuvėje, pasirodė, kad tos spaustuvės darbuotojai irgi yra iš Kelbauskų, pasirodo, kad jie yra padarę Kelbauskų giminės metį, daugiau kitos atšakos ten dominuoja. Tai tokių dalykų, tai būtų atsakymas tą klausimą, kaip sakė, kas buvo netikėta. Ir taip pat man pačiam, nors aš tą žinojau, bet aš irgi esu Kelbauskų giminė, bet ne kraujo giminė, nes Kelbauskų šeimoje šiuo metu yra mano mamos pusseserė. Ištekėjo už Broniaus Kelbausko brolio sūnaus. Tai tokia irgi šitą informaciją man anksčiau buvo žinoma, bet irgi ruošiant knygą dar teko su ja šiek tiek detalių tikslintis ir dar galbūt būtų tose šeimose šiokios tokios naujos ir medžiagos apie šitą šeimą. Na, žiūriu, laikas labai greit pabėgo ir nežinau, ar kokių klausimų būtų. Aš Gyčio norėčiau paklausti gal apie jo pažintį su Rusgaite, labai įdomią, kuris man papasakojo ir labai prašyčiau Gyti, kad kada nors gal tai atsirastų kažkokioj rašytiniai formai, kad mes galėtume irgi to nepamiršti. Kuriozinė patirtis. Nes tikrai tai asmenybės, abi asmenybės, kurios buvo matomos mūsų kultūros lauke, netgi ir po to, kai Bronius Kelbauskas ir Rodiauskaitė pasitraukė iš aktyvios kūrybinės srities. Tai ačiū visiems, kurie čia stabtelėjo, ačiū labai knygų mugės jaunai komandai už pagalbą, parodant, ką mes čia buvo paruošęs, tikrai labai ačiū. Paskyrėt valandą baletui. Ir jeigu kas susidomėjo, šitą knygą rasite Lietuvos kultūros tyrimų instituto stende. Galite ją čia pavartyti, jeigu dar kas nors turit minutėlę, o mes jau tikriausiai turim baigti, nes netrukus čia prasidės kitas renginys. Tai ačiū labai už dėmesį visiems. Ačiū.